Taigi, labas, Aušra. Labas, Gediminai. Gal pradžiai sakysiu tai, ką aš noriu pasakyti. Tai yra grįžęs į šitą būseną, į tą įsižeminimą, ne? Mhm. Tai, ką sakysiu, tarsiu šiomis lūpomis. O čia burna, šiuo ribotu fiziniu kūnu. Žodžiai, kuriuos išgirsite šiame vaizdo įraše. Visos interpretacijos ir artikuliacijos ir bandymai apibrėžti, jie turi tik menką galią palyginant su tuo, Aušra irgi pritars, kas iš tikrųjų yra besąlyginė meilė. Pritariu. Iš tikrųjų net sunku kalbėti po to jausmo, kai tas jausmas atrodo ateina, net nebereikia žodžių. Nu, tarsi tu būni tame jausme, tarsi transliuoji va į eterį, atrodo net norisi, kad tas jausmas persmelktų kito žmogaus širdį ir jis be tų žodžių išgirstų tą jausmą. Tai nežinau, gal ir pradėkim nuo to, vat, kaip sakant, kai ta širdis yra atvira, tai tą jausmą atrodo lengvai ir išjausti, ir jame būti, ir jį transliuoti, ir gal net veikti dienoje, vat, susitinkant kitus žmonės. E, Koks tavo buvo kelias, nuo to turbūt nebuvo taip, kad gimėjai ir jau buvo ta širdis tokia. Koks tas tavo buvo kelias, tavo vat, ėjimo, kaip sakant, prasibraunant pro tos vidinius um, kamščius savo viduje, kur atvėrė tave į šitą jausmą. Jeigu gali trumpai kažkaip vat, esminius tos, sakykime, taškus sudėti. Trumpai čia. Gerai, trumpai padarykime tai. Aš nevartoju žodžio pabandykime, todėl kai tu bandai, nu, pabandykime šitą tušinuką paimti negalime, ne? Tai tiesiog padarykime tai. Nu, Taip, tai šis kelias yra ilgas, e, yra tikrai nelengvas fiziniui kūnui ir ypač protui sunkus. Todėl, kad mes esame mokinami vienaip, integruojami į šią realybę kitaip. Visaip iš tikrųjų tik tai yra labai realistiška, tai yra materialu. O tai, kas yra už to, mes turime gauti transformacinius kažkokius impulsus iš išorės, iš tų nematomų jėgų, galiu aš taip netgi įvardinti, kad galėtumėm savyje užčiuopti truputėlį tai, kas mes esame. Užčiuopti tai, kas galime būti su tuo, kas esame. Tai yra tada mes nusibrėžėm tam tikrą tokį kaip ir tikslą. Bet būtent reikia sužinoti pirmiau, kas mes esame. Tai va, eidamas tuo keliu, pradėjau, kaip aš pažinau sąlyginę meilę, per patirtis, per praktikas. Būtina reikia meditacija, reikalinga. Būtina reikalinga netgi tas paprastas rebepingas skaitosi. Aš jo taip nevadinu, man tai jisai tik tikras paprastas kvėpavimas, tik tai jisai sąmoningas. Jis jau yra tam tikrą metodiką turintis, kiekvienam yra savo metodika, kuri nealina to fizinio kūno, kad jis galėtų gerai, kokybiškai, visapusiškai išjausti tai, kas esi. Nes, nu, kai tu jau persistengi, tave ten susuka visą kitą, ir aišku, ta patirtis labai gera, bet po truputėlį reikia balansuoti, žiūrėti pagal savo galimybes. Nes kiekvienas iš mūsų esame mes visi skirtingi ir reikia ieškoti tos dalelės savęs. O aš ieškodamas supratau per visas tas patirtis. O ta besąlyginė meilė, ji turi labai daug, sakau, interpretacijų ir aš galėčiau daug sakyti apie jas iš visų visokiausių pusių, bet visada sustoju ties tuo, o kas už to? Kas už tos besąlyginės meilės? Ir kai aš sustoju, tai aš suprantu, kad tai yra tas šaltinis už jos stovi. Tai daugiau už jo nebėra niekas. Tai yra tik kūryba. O ta kūryba, kaip sakoma, aš tikiu ir jaučiu savo kūnu, savo sielą, savo buvimu čia jaučiu, kad tas, kas sukūrė mus, ir mes, kai kūrėme, va, pavyzdžiui, paprasčiausią va tušinuką kūrėme, tai vis tiek yra dalelė to,
tos meilės, nesvarbu, kad ji yra sumodeliuota, vis tiek yra, egzistuoja. Kas už to? Tai egzistuoja tam tikra meilė, kuris sukūrė tai, kad žmonės galėtų išrašyti mintis ir jomis pasidalinti. Aš vis tiek visur išvelgiu tą besąlyginę meilę. Bet tuos sluoksnius reikia praeiti, tai kaip aš ir per save praėjau tos visus sluoksnius, kad pasiekčiau savo viduje esančią besąlyginę meilę. Dabar aš ją kitaip įvardinu. Įvardinu va šitaip. Mhm. Tiesiog be jokių žodžių. Čia nėra žodžių, mes žodžiais negalime ją apibūdinti. Mes galime tik ją išjausti. Tikras žinojimas ir tikras jausmas ateina ne iš proto aiškumų, o iš tylaus vidinio prisilietimo prie to, kas visada yra, kas niekada nesikeičia ir nieko nereikalauja. Mhm. Kaip vat visada atrodo, nors skaitydavau kažkokias knygas ir vat klausydavau, sakykime, kažką vat irgi panašaus, kad tarsi vat besąlyginė meilė, visus priimti, viskas atrodo turėtų būti gražu. Ir taip atrodo, grįžti, nu, sakykime, tas etapas, kai ten būdavo, nu, ateini per tos savo procesus, kurie turi išsikelti, kažką pamatyti. Ir kaip tie kiti žmonės, nu, vat, kaip sakant, kažką pasakydavo, padarydavo, kur atrodo yra skausmas, nėra malonu. Ir atrodo, kaip būdavo sunku vat matyti tame tą besąlyginę meilę ir aš galvodavau, kodėl viskas taip supančiota, kodėl turi vat gauti skausmo, tame turi pamatyti tą besąlyginę meilę. Ir iš tikrųjų nemažai dar žmonių sutinku, vat sakykime, arba vat girdžiu istorijas, kad, nu sakykime, gyvena dar tose istorijose ir sunku dar išvelgti tą besąlyginę meilę. Taip, ir va, kaip tu ir teigi, kodėl žmogus turi eiti per sunkumą, kad tai patirti, kad tai suprasti, kad tai pajausti. Kodėl? Mat aš irgi keldavau klausimą savo ir keliu visą iki šiol. Ir man tas klausimas atskleidžia tam tikrus sluoksnius kažkokius. Ir kai tu, pavyzdžiui, aš kaip mėgstu labai sukurti savo mintimis tam tikrą istoriją kokią. Ir tenais aš nuteleportuoju savo asmenybę, savo ego ir aš tenais išsiilgiu, išbūnu, ir patiriu tą veiksmą būdamas tenais. Aš sukuriu savo naują kažkokią kelionę, bet tai yra ne fizinėme, o čia jau daugiau yra sąmonės kelyje, kai aš gaunu tam tikrą patirtį ir tie sluoksniai atsiskleidžia. Ir patirdamas, aišku, fizinis kūnas irgi labai svarbus, nes mes per fizinį kūną irgi daug ką mes patiriam ir suprantam, bet nu, galima, man ir priimtina yra sąmonės va toksai būdas, kai tu gali, galbūt čia yra tiesiog, gali netgi pasvajoti, kai tu esi kažkur, dar kažką darai ir tu viską išjauti. Tai čia mano būtent ta situacija, kai tu sukuri, nesvarbu kokia jį bebūtų, žiauri tenais galbūt arba bloga, arba gera, arba laiminga, bet tiesiog tu patiri tam, kad tu atskleistum tam tikrą sluoksnį, dėl ko ta besąlyginė meilė tokia yra, kaip mes ją galime suvokti per tam tikrą įvykį, sukurtą ar patirtą. Tai va, tai labai mėgstu tokius dalykus daryti ir tam reikia praktikos. Nebūna taip, kad tu iškart sutinki su tuo, po to galbūt netgi atmeti, bet kai tu suvoki, kokią naudą tai duoda, tai tu gali tai treniruoti, puoselėti, o kai tu tai treniruoji, tai gaunasi vis kokybiškesnis tasai kelias. Būtent to pasaulio nematoma, fantazuojama, vizualizuojama ir patirti, tai ką galime, apie ką mes dabar kalbame. Taip, ir vat, kai aš tave pakviečiau į tą pokalbį, aš vat, prisimenu, vat, buvo to tokia mintis, kad, nu, tarsi ta besalginė meilė ir va ta realybė, ir tas, va, ar santykis, kai yra va tas žmogus, ir man buvo tas klausimas, galvoju, kaip tu, vat, matai tame, kur yra ta riba, žinai, vat, kur, nu, kaip sako, vat, yra santykis ir ten, vat, pavyzdžiui, viena pusė ten elgesi kažkaip nemaloniai, o kitas tarsi įeina į tą
nu, vat, vis tiek aš tave priimu, aš vis tiek tave myliu, ten kažkas kažką, žinai, sako, kažkaip nepagarbiai elgesi, o aš vis tiek tarsi šipsausi ir vėl ten tavo linkiu laimės. Ir atrodo, kur ta yra riba, kur va tarsi, ar nėra taip, kad žmogus va tarsi jau turėtų išeiti iš tos erdvės, iš to santykio, o jisai vis tiek dar leidžia savo su juo nepagarbiai ir netinkamai, sakykime, nevertai meilės elgtis, o jis vis tiek tarsi aš atkentėsiu, aš atbūsiu ir vat kažkaip tas kitas žmogus gal vat pasikeis, pradės kitaip elgtis. Nu, vat, kur tas yra tas stop ženklas, kur jau turi vat pasakyti, kad viskas jau gana ir aš jau išeinu iš čia pasirinkusi tą besąlyginę meilę. Tai čia turbūt ir vyrus, ir moteris tas pats liečia. Tai va tas toks santykis, nu, gal daugiau va, ta moterų yra pusė, kur, va, kaip sako, moteris, kurios myli per stipriai, arba ten moteris, kurios dar turi tą viltį, kad vyras kažkaip ar pasikeis, ar kažkas pagerės. Ir va, kur ten va yra, ar nėra kažkokios iliuzijos, kad moteris va užsideda tą besąlyginę meilę kaip tą tokį, žinai, kad, nu, aš vis tiek įveiksiu, aš vis tiek tiek va siūsiu tos meilės, kad įvyks stebuklas. Ar kaip tu vat visą tą matai? Kokių vat irgi istorijų, gal ir patirčių turi? E, Mano patirtis byloja tai, kad einant patirtimi, tam tikrais vat, būdais, kurie leidžia priliesti tą besąlyginę meilę. Ta prasme, mes ją, kaip sakau, vat, mes interpretuojam ją iš visų pusių, artikuliuojam ir kuo plačiau mes tai darom, tuo daugiau plačiau mes ją suvokiam ir vat tos ribos yra labai būtinas. Labai, ta prasme, kaip tos ribos mes tada leisim savo ant galvos užlipti kitam žmogui. Tai realiai mes studijuodami, analizuodami mūsų savo protais, prieinam prie tam tikrų gairių, kuriuose yra ribos. Mes jas tada automatiškai, natūraliai, jas tiesiog mumise ir jas tiesiog mes tiesiog gaminamės. Mes kristalizuojam, ne, tam tikras, ir mes būtinai turim išsakyti jas. Bet su visa pagarba ir meilė ir atsakomybė už tai, kad kokie mes esam. Kad mes esam žmonės šioje realybėje. Ir tai aišku, tu tam žmogui, kuris nėra tokio sąmoningumo lygio, tu aišku, negali galbūt tai pasakyti, tu tiesiog turi paprastai pasakyti, kad vat, čia yra mano riba, jau va, tiesiog tai yra jau, jeigu tu peržengsi ją, tai vadinasi, tu man rodo jau nebepagarbą. Ir aš tada jau turiu kažkokį daryti veiksmą. Tiesiog turi kalbėti nuoširdžiai. Bet jeigu žmogus irgi sąmoningas pakankamai ir tavo galbūt netgi lygio, jeigu tu tai suvoki, ir jis jeigu tau išsireiškia tuo pačiu, tai be abejo tu gali tenais sakyti labai aukštom materijom kalbėti. Nes tam aukštom materijom kalbėti, ką tai reiškia? Tai reiškia pamatyti dalyką kitaip. Tai nereiškia, kad tu esi, kažkoks išplaukęs kosmose gyveni. Ne. Tam intencija turėtų būti, tam, kad tu pamatytum tą situaciją iš kitos perspektyvos. Ir va būtent per tą kitą perspektyvą ir sukuriam tam tikrą ribą. Kiekviena perspektyva turi savo ribas. Tai va, kuo daugiau tų perspektyvų, kuo daugiau tų žinių apie tai, mes ribas darom mūsų realybėje ir apsaugome save nuo tų kenkėjiškų dalykų, kurie nori įžengti į tavo besąlyginę meilę, kuri, aišku, labai empatiška, bet turi ją apsaugoti. Nes po to, skaudės ne protą, o širdį. Protas neturi neuronų, jam tenai, prasme, jis neturi to skausmo, kur pavyzdžiui, tu lieti ir jam skauda. Jisai turi kitą dalyką. Tai yra mąstysena ir neuroninius tos nervo dalykus, kurie sukuria mums mintis. Tai va, tai kenčiame, tai mūsų fizinis kūnas ir širdis. Tai mūsų labiausiai kenčia. Dėl to yra karikatūros, kurias vat, protas sako širdžiai, aš tau sakiau. Tai jis sako protas, ką širdžiai daryti, o ne širdis sako. Po to taip gaunas manipuliuoja protas mūsų širdimi.
Tai iš tikrųjų dėl to turi tas būtinai balansas būti Mm. tame. Ir tu, vat, brėžti ribas, žinoti, va čia man jau skauda. Mm. Ir jeigu, ir galbūt tiesiog surasti kažkokį sprendimą, kažkokį, va, tiesiog susitarimą apie tai, kad, va, jeigu tu nori čia arčiau šiek tiek, tai ir tu man leis tada arčiau. Nes turi eiti vis tiek tarpusavį kažkoks ryšys, jeigu tu prileidži ir jis turi prileisti. Nes kitaip tikrai tada jisai, jam irgi tada skaudės taip pat kaip ir tau. Jis tiesiog pagalvos tada apie tai, darydamas tą žingsnį. Nu gal tada geriau nereikia, gal pasiliekam čia ties tą ribą ir aš su visa kaip atsakomybė gerbsiu tai. Mm. Bet jeigu taip nėra, tai Tai vat, rizikuoju. jeigu vat, vienas, sakykime, yra vat, atviras, ne, vat, eiti į tą ryšį, kurti tą besalginę meilę, o kitas tarsi, žinai, užsidaro arba numeta atsakomybę, nu, va čia tau reikia, tai tu čia reikia ir tvarkyk, man yra ir taip gerai. Arba, vat, kad jeigu ten bandai kažką va, tokio pasakyti, kad čia yra nepagarba, tai tu čia prisigalvoji, nu, va, ieškai tarsi ne ten, kur reikia, kaip sakant, kažkokių priežasčių, kad nesiknaisiok, nelys, taigi viskas gerai buvo, nieko nereikia daryti. Tai vat, gal turi vat, kažkokiu, kaip sakant, įrankių arba net konkrečių sakinių, jeigu net išeitų vat, rasti taip staigiai. Nes vis tiek ta nubriežti ribą, vat, ypatingai moteris, vat, kurios būna auklėjamos arba, kaip sakant, per gyvenimą išmoksta, kad vat, būti nuolankiom, būti patogiom, būti gerom, nesipriešinti. Nu, nes, nu, tarsi būdavo, kad vyras yra vyras ir jam vat, turi tarsi ir paklusti, ir vat, kad jis yra kažkaip aukščiau, kad turi dėl jo stengtis, o tu kaip nors. Tai vat, kaip yra sunku, vat, kai kuriam moteriam susigražinti atgal tas ribas ir vat, tas pasakyti, kas man nepatinka, tai yra tarsi jausmas, kad, nu, viską dabar čia aš, nu, sunaikinsiu, ar netgi ir pačią save, ar net kitą. Nu, toks jausmas, kai atrodo, jeigu išsakysiu dabar savo poreikius, tai viskas sugrius. Tai vat kaip tu vat, visą tai matai, ir kaip sakau, kitą kartą užtenka va, to tokio kažkokio sakinio ir patvirtinimo iš išorės arba iš kito žmogaus, kuris yra per tai praėjęs ir net atrodo, va, suklinksi kažkas ten smegenyse, ai, tai yra ir toks išėjimas, ir taip galima, ir čia yra normalu. Ir kai vat, moteris būna augusios tokioje aplinkoje, kurios neturi, pavyzdžiui, nei šeimoje pavyzdžio, nei savo aplinkoje pavyzdžio, kur tarsi visos, nu, va, kaip ten sako, visi vyrai, visos ten moteris tokios arba visos draugės mano tokios ir taigi visi taip elgesi, tai ko tu nori? Tai, va, tai ir ieškom to kito pavyzdžio, kitos šeimos, kito, ne tai, kad kopijuoti, bet tarsi, kai vad būni tame, ar tai toksiškumas, ar tai tas neharmoningas santykis kažkoks kaip pavyzdys, ir tai yra priemama kaip norma, o tas, kas yra iš tikrųjų norma, yra primetama kaip, vat, nu kažkas taip, kaip sakant, ar tai kopija, ar kažkas. Ir kaip yra viskas sumaišyta ir atpažinti, tai kas yra harmonija, kas yra ta darna, em, tam, kas nėra tame buvęs ir nemato to savo aplinkoj, yra, nu, be galo sunku čia, kaip sakant, visiškai ne tos išmeros batus užsidėti. Taip. I- Matai, jo, ta problema šioje realybėje vyrauja ir ji labai giliai. Ji giliai mūsų ne čia, ne širdyje, o čia. Va šitas faktas mums gali padėti išspręsti šitą galvosakį. Ir tas galvosakis yra tai. Kaip aš, pavyzdžiui, irgi sakau savo žmonėm, kurie ateina pas mane konsultuotis, tai sakau taip. Jeigu tu žmogui tai, ką tu jauti, paimi tą lapuką ir tą jausmą jam užklijuoji. Vadinasi, tu atidavė jam energiją. Tu esi nuo jo priklausomas. Tai kai tu tą lapuką susigražinsi savo ir per save išugdžius proto pagalba, išugdžius, supratus tą aiškumą, kas tu esi ir kokį tą lapuką tu jam klyjuoji, per save tu jau natūraliai tiesiog suteiksi tam savo partneriui ar partneriai tai, kas yra tavyje. Nes viskas vykstant, nu,
mes negalim vandenio gerti tiesiog kažkaip iš savęs. Mes vandenį geriam iš šaltinio. Tas šaltinis iš savęs jau turi tą vandenį. Tai mes jau pasigeriam, bet jeigu mes iš savęs duotumėm vandeniu, tai ką mes galim tam šaltiniui pateikti, ne savo tą, kas liko. Mm. Bet realiai čia toks kaip pavyzdys, aišku, tam, kad vat, sukurti darną, sukurti šeimoje aiškumą, vyro logika yra tokia, kad jam nepatogu. Jisai, nu, aš va, tiesiog nesuprantu, kodėl yra toks dalykas, kaip e, prieisi prie manęs, sužinosi apie mane tai, ko aš negaliu sakyti, nes man sakė tėtis ir mama arba mokykla arba draugai, ir tada tu manęs nebemylėsi, tu manęs nebegerbsi. Mm. Vat būtent su ta intencija žmogus neprisileidžia, ypač vyras. Taip. Moteris kitaip masto, jos, kaip ten sako, ne kita smegenų dalis, ne masto. Tai. Bet iš tikrųjų realiai mes mastom, turim mąstyti su visomis dalimis, kad pasiektumėm tą balansą. Dėl to ir būna tasai toks disbalansas pas vyrus ir jie užsidarė. O tai, kad pasiekti tą darną ir harmoniją savo šeimoje, reikia dirbti. Reikia dirbti, analizuoti ir būtinai pasimti tušinuką, lapą popieriaus ir spręsti priežastis. Priežastis to, ką mes dabar jaučiame, ką mes dabar matome, kaip mes dabar suvokiame. Ir viską išrašyti. Ir tai gali nebūti tas atsakymas dabar, tas atsakymas gali būti rytoj, poryt, po mėnesį, bet svarbu, kad kiekvieną dieną susitinki ir pasižiūri, ką mes šiandien supratom, tą, ką mes turime savyje. Ir taip mes galime keisti savo santykį, savo partnerį kitą, jeigu jisai leidžiasi. Bet jeigu sutiko su tavim draugauti, su tavim būti, tai jis jau turi leistis, nes iš tikrųjų jisai tobulėti nori. Nes mes susitinkam su kitu žmogum tam, kad tobulėti. Ir siekti savo ne tik išorinę asmens tobulėjimo, bet ir vidinę. Nes bet kuriuo atveju tas ryšys yra. O ryšys yra ne išorėje, o viduje. Tai viską gauname tokiu vat įrankiu. Tai vat tiesiog darykim, žiūrėkim, kur tas lapukas yra. Ar tu klijuoji tą lapuką partneriui ir tu atiduodi po to, jis manęs nesupranta. Tai tu atiduok tą lapuką savo. Ir tada suprasi, kaip paaiškinti jam. Nes kai tu atiduodi lapuką, tu žiūri tada į jį. Žiūri, kaip jis supranta, kodėl jis taip supranta. Ne, tai geriau tu sudėk tau ir supras, kodėl aš taip suprantu. Kodėl aš tai jaučiu. Ką aš galiu su tuo padaryti. Ir tada gali suformuluoti klausimą partneriui. Ir jeigu jis tau rūpi ir jam tu rūpi, jis tikrai išgirs. O jeigu ne, tai reikia kontrolinius klausimus užduoti. Kodėl tu manęs nesupranti? Ką mes galim padaryti, kad tu mane suprastum ir išgirstum? Nes galimybių yra apščiai. Tikrai daug galimybių yra pasiekti tą aiškumą. Aš tikiu ir aš tai patiriu dabar. Tavęs iš tikrųjų, klausant, priminėjai man tą irgi tokį kaip ir metodą, galima sakyti, kad mes žinom, kad mūsų viduje yra ir vyras, ir moteris, ir kad vieną gyvenimą mes gyvenam kaip moters kūne, kitą gyvenimą kaip vyro kūne. Ir ne vieną kartą dar, kai nagrinėjau tos praeitus gyvenimus, tai tarsi atrasdavau savo tą gyvenimą, kur aš buvau tas vyras ir, sakykime, tą save, savo tą charakterį arba tą ir pamatydavau partnerio, žinai, elgesį jo. Ir ta prasme, ir tada, kai tu sakai, tarsi eini, pasiemi tą lapuką į save ir aš jau klausdavau nebe savo kaip moters aspekto, bet kaip savo vidinio vyro, kuris tame gyvenime taip elgesi ir kuris dabar, man atrodo, rodo per vyrą. Ir aš galvodavau, nežinai, atrodo, tas aš esu manyje ir aš su juo kalbuosi. Ir atrodo, galvoju, aš net savo to vidinio, aš nesuprantu, kodėl tu taip elgeisi ten tame gyvenime. Ir tas toks
Net galvoju, nu tokių būdavo įdomių, žinai, dalykų, va tas pirmos tos akimirkos, tai būna, kad irgi net nesuprantin, atrodo, bet čia gal noris tą perduoti, kad nenuleisti rankų. Um, ir vis kalbinti, vis stebėti. Ir aš visą laiką, kai kažkas vyksta išoriai, aš tą palieku ramybėj, ačiū, kad iškėliai, einu į savo vidų, o ką tas mano vidinis ten vyras su mano vidinė moterim elgesi. Nežinau, aš sakau, aš negaliu rodyti to, ar tai ir yra, bet tiesiog man tai veikia. E, Nes iš karto, sakant, kai aš įeidavau į vidų, aš pamatydavau tą visą, tą patį paveiksliuką, tą patį jausmą, tą pačią situaciją, tą pačią sceną ir aš tada su ten nagrinėdavau, bet jis tarsi, nu irgi, arba tyla būdavo, arba tas toks, kad užsidarimas, arba net nenori ryšio. Tai, nu, nemažai laiko užtruko, kol aš jį pradėjau prakalbinti, kol jis pradėjo irgi atsiverti. Ir kai pradėjo rodyti savo istorijas, kas ten su juo nutiko, kodėl jis tai toks patapo. Ir kai pradėjo ten tas vidinis, atrodo, irgi atsiverinėti, gyti, nu, kaip sakau, tas išoriai arba jisai, kaip sakant, nebetrigerina arba nebeiškelia tokių situacijų, arba tiesiog jau žiūri kitom akim ir net nebėra skaudu, galima sakyti. Nu ir tiesiog toliau eini, bet tas pirmas suvokimas, kai buvo, aš neprisimenu dabar, kiek čia laiko buvo prie, bet kur man tai matyta ir tarsi meditacija parodo vaizdą, kad čia aš ir vat, tas pasakymas, kai ir tu esi aš, ir aš esu aš, ir kitas yra aš, kad visi esam tie patys aš, kurie viens kitam vat, rodom save ir tik tiek gal vat, mes susimaišom, kai galvom, kad jeigu aš, tai rodo apie mane, kad apie tą moterį, nes dažniausiai turbūt mums priešinga tą partnerį rodo. Ir kai užsidedi, kad tai esu aš kaip vyras ir taip elgiausi, ir kaip nesinori kitą kartą, vat irgi esu girdėjus moterį, kad ne, aš tai tikrai taip nedarysiu. Ir pati esu, pavyzdžiui, pagavusi, kad galvoju, kad, nu, aš tikrai taip nesielgiu šiame gyvenime, bet kai įsileidai tą mintį, tai gerai, tai reiškia, manyje vis tiek kažkur mano struktūroje yra ta dalis, kuri taip elgesi. Tai o kodėl jinai taip elgesi? Ir kai vat ją tada bandai atvesti į pokalbį ir pasikalbėti ir pasižiūrėti, nu, išsiriša įdomių dalykų. Koks tavo tas požiūris? Ar tu taip pat matai apie tai, ar dar nori kažką papildyti? Apie moteriškumą manyje. Esu ne vieną kartą gavęs pastabą, tokią įžvalgą, sako, kad tu kartais elgiesi kaip moteris. Nu, galbūt mano šukuosena gražesnė, gal ir, žinai, tarsi pamilau save, toks koks esu, pradėjau, vat, ir barzdelę auginti, ne tam, kad esu moteriška, ne? Ir Kad šukuosena tokia, vat, nebesakytų, ar ne? ne tam, bet pamilau tiesiog tą fizinį kūną, tą asmenybę, kurią aš kuriu. O kuriu su visomis dalimis, kaip įvardyjame mes moteriško ir vyriško, tiesiog atkūrėm tai. Ir aš, pavyzdžiui, dar čia, kaip kalbėjau, ne, apie moterišką ir vyrišką, kaip ir paminėsiu dabar tą energiją skaitosi, ne? Mm, Ir vat, kažkaip vat, toks vat, klausimas kyla, kas sugalvoja tas energijas, ne? Man galbūt tai labiau tinka atkreipti dėmesį ir pailiustruoti, pasakyti tai, kad vyriška energija iš vis ji net neegzistuoja, nes tai liečia sielą, nes siela tai yra belytė. Čia labiau yra taip, taip. mąstymo tipai. Čia mąstymo tipai, tam tikrai vis tiek programos ir visa kita. Čia net tame pasaulyje tai neegzistuoja. Moteriška, vyriška nėra čia tame, kur yra siela. Mes Mm, tik tai mokinamės dalykų, kas yra moteriška, kas yra vyriška. Bet mes pagal save mes tai galim integruoti savyje. Tai, kas mums padeda būti tai, kas mes esame. Tai, mm, o aš savo kūną suprantu, kas aš esu, nuogas atsistojęs prieš veidrodį, matau, kas aš esu, aš nesu tikrai kažkokia moteris, turiu kitas galimybės, kitus tikslus, kitą jėgą, kitą mąstymo galbūt ir būdą, kryptį ir panašiai, bet mes turim visus įrankius suprasti ir kitą pusę. mm, Tai visus įrankius. Ir vat niekados dabar šiuo metu, tarsi niekados aš nedarau taip, kad jeigu kažką matau iš savo loginės padėties, būsenos, visada ir pažiūriu iš dvasinės.
nes Mhm. mes esame ir kūniška, ir dvasinė būtybė. Priklausomai, ką mes e, puoselėsim, kam skirsim laiko daugiau, tas ir daugiau dominuos. Tai mes visada turim balansą ieškoti tame. Aš sakau, visur mes turim balansą ieškoti, visuose dalykuose. Vat, kaip mes turime trys smegenis, tai yra nuo pačios, galim sakyti, vat, pilvas, širdis, čia trys smegenis, mūsų trys, su kuo mes mastom. Ir visi tie dalykai, visi balansai reikalingi. Ir aš dar, kaip aš pasakau, aš dabar tavęs paklausiu, nežinau ar klausiau, kas geriau yra už balansą. Gal irgi Žorovai kažkas pasakė, kas yra geriau už balansą. Tai čia, ta prasme, čia nežinau, čia yra visuma, atrodo, kad, nu, ta prasme, tai aš esu tada visas, pilnas, o mes to Nu, ir trokštame, mes visada ir einam, kaip sakant, kokie ten kursai, kad ir kas bebūtų, visi ieško tos ramybės, to balanso, pilnatvės, užsipildymo, kad nebereiktų iš kažko reikalauti, tiesiog esu su savimi, esu pilna, esu patenkinta ir tada, va, iš to einu ir tada dalinuosi. Tai, va, visi turbūt apie tai trokšta, nes visi žino, kad tai yra vat, kaip sakant, in ir jan, tas pilnumas, kur mes galim tada visko. Tai vat, tai yra, nu, vat, užsipildymas, kai tu esi jau apvalus, kaip tas pilnas ąsotis, pilnas vandenynas. Ir ta prasme, tu tada palieki ir laisvas, ir drąsus, ir pasitikintis. Man atrodo, tu viską susirinki, nes kas reiškia pilna? Pilna tai reiškia, kad ten yra viskas, ko reikia. Kas taip, egzistuoja, netgi iš tikrųjų, net ne gal ko reikia. O jeigu ko reikia, tai tu nueini ir pasiemi. Bet kaip aš galiu grįžti į pilnatvę, jeigu aš kažko nepriimu toj pilnatvėj? Jeigu vat, mano tame kažkame kaip Prin ir Jan, ar tas vyriškas ir moteris, čia sakau, tai kaip ir sakai, tai skirtingam sąmonės lygmenį, skirtingai tai yra suvokiama, bet tiesiog kalbėkim taip, kad žemiškam tam žmogui, gal kuris nėra dar tame ir tiesiog, kad kitą kartą, kaip sakau, kalbam, bet, nu, ar supranta tas žmogus, kuris klausosi, kaip sakant, gali praklausyti čia valandos laiko ir sakys, apie ką jie čia kalbėjo, nieko nesupratau. Tai mat ir man noris, kad, kaip sakant, kad paimti iš ten kaip tą obulį ir vat, atnešti iki žmogaus burnos ir to skonio ir kad paragauti, kad jisai vat, paklausęs tos valandos, sakyt, ai, tai vat šiandien galiu pritaikyti tai konkrečiai, kokioje situacijoje, ką pasakyti, ką padaryti, kaip pažiūrėti, gal net vat vienoj vietoj vat kažką pakeisti, apsukti, tai vat kai jisai turi jau tą žingsnių seką, ką man toliau daryti. Esu mhm. šiandien ten ir ten, ką aš šiandien galiu vat padaryti kitaip jau. Tai vat mes apie tai turbūt šiandien. Taip. Tai vat, dabar tik, ką tu pasakai, kai paklausi, kas yra balansas, ne, tarsi, kas yra už balansą. Tu pasakai, tai kas balansas, nu, ne, pas tai yra Mhm. nu, visko, ką mes dabar suvokiam, o čia akimirka, kaip žmogus, kiek mes galim dabar šią akimirką suvokti, tai yra balansas to, ką mes galim, kad gerai jaustumėmės. Kiek dabar šiuo metu, ne? Tai yra Mhm. proto ramybė, geras pulsas, aiškus mąstymas, kiek įmanoma tam žmogui su to, ne įrankiu, ką mes dabar turim. Tai tas yra balansas. O kas geriau yra už balansą? Tai mano atsakymas yra to balanso balansas. Tai yra, mes turim dar kartelį, kartais, va, tai jeigu turim laiko, stovim kažkur ar palam, va, pavyzdžiui, kai dabar sniega, nuoma Mhm. automobilį, dar kažką, mes tą balansą pabalansuojam dar kartą tuo pačiu, tą patį viską pereinam, kiek įmanoma, bet matai, mes dabar kaip balansavom, buvom vonioje, ne, balansavom save, aha, prausiam ir dabar Mhm. balansuojam kitokioje erdvėje, kitokia energija, kitokias mintis ir mes toje erdvėje kitoje, mes vėl balansuojam save ir tada tas balansas, kitas ant to balanso, gaunasi toks gausesnis, tvirtesnis ir jis tave, nu, padaro tuo, kas, pavyzdžiui, kažkokia situacija išlaikys labai ramų ir tvirtą. Mm. Nu, čia Vat, turbūt turiu omeny, kad, nu, vat, būti toj būsenoj visur ir visada. Kad e, nesvarbu, ką tu ir bedarai, ar tu darbi, ar tu ten duši, ar tu mašiną vairuoji, kad tu visada susižiūri, kur mano tas balansas, kur mano ta ašis, kur esu aš ir kas sukasi aplink mane. taip, nes dabar, pavyzdžiui, čia turėjau klientę rytą, tai į mane klausė, kaip man ramiai išbūti. Sakau, balansuoti. O kaip čia reikia tai daryti, sako, nu, tai intencija kažkokia daryti, kažkokias mintis, kažkaip man pasakyti, Mhm. kad aš esu meilė. Labai, sakau, gera kryptis, tačiau
balansas turbūt ne tik iš meilės būti, bet būti visuomet, kas dabar tau rezonuoja, kas tavyje dabar yra, visur turi balansas būti. Ir jeigu, pavyzdžiui, tu nežinai atsakymą, dažniausiai tai būna, nes žmogus tiesiog tada emociją paima ir tu jeigu dar pagalvoji apie tą emociją, Mhm. kas čia, kodėl, kas čia vyksta, ir dar jie čia ant manęs dar varo, tai pripildai tą emociją, tai jau tau pradedi, nu, kitaip jaustis, ir tada tiesiog pasakai, stop, aš dabar nežinau atsakymą, aš tą atsakymą pasakysiu vėliau arba kitą dieną. Ir tu turi su savim susitvarkyti būtinai tada ir atsitraukti tiesiog. Mhm. Kiti žmonės tikrai supras, nieko nėra, kaip sakoma, skubotina, ten pavyzdžiui, verslo susitikimai, dar kažkokie šeimos, visada būna rytojus, nu, pagal tikimybę, kaip tu Mhm. gyveni. Tai vat mano atžvilgiu mes gyvenam tiek, kiek mes turim gyventi, jeigu mes tai turim tai konstatuoti kaip faktą. Bet mes save turim sutvarkyti dabar, kad ta ateitis būtų kokybiškesnė. Ir tai kuo daugiau mes tai darome, tuo greičiau mes galime integruoti tai ir ateityje. Nu, tai mes puoselėjame, mes tai treniruojam savo fizinį kūną. Ir tai pasidaro paprasčiau tiesiog. Nesi toksai labai paveikiamas tada. Tai va, tas balansas, balansė būtinai reikalingas. Turi minutę, balansuok save. Apmąstyk, ne tai, kad tu maitini tą emociją kažkokią, o čia tai buvo, ir čia dabar, jeigu tai bus, ne. Ką man tai sako? Kur mane tai veda? Ir iš ten Mhm. pasakyti irgi, ką man tai sako, ką mane tai moko. Mhm. Ir tiesiog grįžti į save. Jo. Ir aišku, yra tam tikrų priemonių, kur tu tiesiog galbūt net nenori, arba netinkama aplinka, bet tas yra būtina, nes toks pasaulis chaotiškas. Dabar vėl artėja tokie dalykai, kur irgi čia pasižiūri socialinius tinklus, čia tas artėja, tas bus, tas nebus. Nu, tai turi save visą laiką balansuoti, visą laiką, visą laiką. Turi minutę kaip pavalgyti. Valgai, pavalgai ir balansuoji. Pavalgai, balansuoji. Nes, nu, kitaip tikrai tada būna ir nerimas kažkoks, o čia kažkas Mhm. negerai, dar Taip. kažkas. Visada turi balansuoti. Nu, čia jau kaip duona valgyti tau. Mm. Nu, čia kaip sakant, atsakomybė, vat, kiek aš, nu, vat, prisiemu atsakomybę susižiūrėti, kame aš esu. Ir kaip sakant, jeigu gali, aš gal irgi, vat, iš tos pusės, kas, vat, yra empatiškas žmogus, tas, kuris yra labai jautrus, arba, vat, kažką išgirdo, jisai, jeigu nemoka, vat, to išbūti savyje, jisai greitai, vat, pameta. Realiai, vat, jo dėmesys, jo energija vos neįkrenta į tai ir jau jisai visą tame jau ir išjaučia, ir užsipildo, ir susilieja. Tai vat, kaip sakant, jeigu jauti, kad kažkas labai paveikia, tai iš vis net vengti tokių, nežinau, ar tai situacijų, ar tai, nu, bent jau pradžiai, sakykime, vengti, kol išmoksi tame, vat, kaip sakant, būti. Tai čia, nežinau, kokį paimti tą tokį pavyzdį, bet tiesiog, kad um, kitą kartą vėl kodėl aš einu vat į tas situacijas, gal bijau prarasti draugus, gal bijau, kad apie mane ten kažką pagalvos. Tai vat ir vėl tada, ką aš renkuosi mokėti tą kainą savo ramybės, savo to balanso, vien dėl to, kad prie kažkieno pritapčiau, vien dėl to, kad su kažkuo būčiau, nors ten visiškai, kaip sakant, man yra, nu, net nenoriu iš ten būti toje aplinkoje. Tai vat kaip aš ir vis ir kalbinu, o kur yra tas va tikėjimas, kad tu esi tas svarbesnis negu kitų žmonių nuomonė ar va pritarimas ar noras pritapti. Ir va ta tokia sukuria ta iliuzija, kad tarsi jeigu aš pradėsiu rinkti save, pradėsiu girdėti va save, atsistosiu savo ašį, tarsi viską prarasiu. Ir kaip aš Mm. sakau, nu ir gerai, ir leisk viskam tam išnykti, ir leisk visam tam sugriūti ir su ta mintim, kad, nu, sugriūs tas, kas buvo, nu, ne tavo, tas, kas tave sekino, tas, kas tave, nu, vat, tavo dalis prie kažko prikybo ir gal kažkas tiesiog gyvavo vien todėl, kad tu maitinai tai, kad davai savo energiją, o kai tu leidi viskam tam tiesiog nutrupėti, nubirėti, va, tiem ryšiam kažkokiam atsijungti, istorijom užmygti, nutilti, bet pats sugrįžti į save ir po kiek laiko pasižiūrėti, galvoju, kaip nėjo tada suvokti, kaip nėjo tada pamatyti, o todėl ir nėjo, nes buvo
kaip sakant, istorijos kažkoks tikėjimas, kad tai yra, nu, kažkas svarbaus. Tai Tai čia lūkestis, ane? Nu, aš nežinau, ar tai lūkestis, aš manau, kad tai yra, vat, kaip sakant, žmogaus vat, istorija, kad tai man yra svarbu, nu, kaip svarbu, kad jeigu aš to neturėsiu, tai būsiu viena, tada gal baimė vienatvės, jeigu ten mane atstums, tai vėl bus baimė atstumimo, jeigu ten nepritapsiu, baimė nepritapimo, tai čia visi tie tokie, kažkas po to slepiasi, kaip ir tas, o kokį man jausmą sukels, jeigu, vat, nebepasirinks manęs, kokį man jausmą sukels, jeigu nedraugaus ten su manim. Tai vat viso to baime, e, pasmerkimo ar taip toliau, kad jeigu aš bijau, kad tai vat įvyks, tai tada aš darysiu viską, net išsižadėsiu savęs, net išsižadėsiu savo to balanso, kad tik tai nepatirti. Bet kai leidi visam tam patirti, pasakai, nu ir tegul. Nu ir tegul patirsi ir tegul vat, mano viduje vat, pasirodo visos tos dalis, kurios bijo to patirti ir aš esu kartu su jom kaip sąmonė ir turiu tą šaltinį, turiu tą resursą, prie ko gali sąmonė prisijungti ir savo šviesą pajungti. Bet tai taip, tai yra darbas su savim ir ne kitaip. Niekas to nepadarys už jūs, už kitą žmogų ir tas jausmas, kai tai iškyla, tikrai jis nėra iš pačių maloniausių. Tai yra tas va toks jausmas, kad atrodo ir miršti, ir skauda, ir plyšta kažkas ten viduj, bet mes kaip ir žinom, kad plyšta tos dalis, kurios tiesiog buvo tame, mm, kaip Taip. sakant, burbulė savo istorijoje, savo tikėjime, bet kai jinai subliūkšta, kai vat visas tas, kaip aš mėgstu sakyti, nu, vat įsivaizduoji, kad čia tiesiog televizorius filmą tau rodė, tu tiesiog dabar jame ir išjungiai tą televizorių ir atsipeikiai, tai palauk, čia tik filmas, čia tik mano pačios, mano paties susikurtas filmas, į kurį aš buvau vat, visas įkritęs ir aš tikėjau viskuo, ką man ten rodo, ką man ten piešia, ir pradžią, ir pabaigą, o kai aš išsijungiu, tai palauk, aš taigi turiu pasirinkimą. Aš galiu tai žiūrėti, to tikėti, bet galiu aš, kaip gal ir tu turėjai tą menį, kad išsijungti ir savo susikurtą istoriją, kokią aš noriu turėti tą filmą palei save, be ką man integravo tėvai, vaikystė, ten nežinau, visuomenė, mokykla ir taip toliau. Ir kad kiekvienas mes turim teisę į tą, kaip aš sakau, išeiti už tų rėmų, susikurti tai. Ir vat patikėti, kad tuo, ko tu tiki, tai tu ir turi. Tik tiek, ar tu tikrai tuo tiki, ar tikrai turi jau visų tų resursų, ar nėra dar vat kažkas ten paslėpta, kur dar priešinasi, dar netiki. Tai labai gerai mane čia dabar tiesiog aš mintis man dėliojasi, čia pradėjau nuo besąlyginės meilės esmės, po to, kaip tu pradėjai paminėti apie tėvus, aplinką, kurie įtakoja mūsų dalykus praeitie ir panašiai, ir taip atėjo tokia vat mintis, kad apie tikėjimą, tu pabaigai vat tuo sakiniu, tikėjimas, tai labai labai svarbus dalykas yra tai, kuom tu tiki. Ir kai atsitinka kažkas va gyvenime nenumatyto, ir kur mes tą tikėjimą nukreipiam, patikim tą situaciją ir dabar su ta situacija, nu, vat, kad taip atsitiko ir tikim, kad čia kažkas negerai arba gerai, bet tą tikėjimą mano požiūriu, aš tą tikėjimą nu, nukreipiu, tą visą savo energiją, visą tiesiog užsimerkiu, įtraukiu tą tikėjimą, užlaikau kvapą ir jaučiu, kai tas tikėjimas eina į mano suvoktą besąlyginę meilę. Ir Mm. iškvėpiu aš ją su to jausmu ir tada nėra taip skaudu, nes tai yra patirtis, tai yra Mm. dovana, tai ką tu patyri, tai ką tu matai. Pasižiūri rankas savo, tu jas matai, tu judini pirštus, nuryni seilę, judini kojas, save gali paglostyt, tu gali mąstyti, turi protą dar vis blaivų, šviesų, matai akimis sniegą, matai dangų mėlyną, debes. Ir vat čia su ta energija, su ta emocija, viskas lieka tik tai, kaip sakai, jo ne, filmas, žaidimas.
Ir tu tada pradedi su ta emocija iš tos būsenos kurti kitą jau dalyką, tai kas tavęs Mhm. laukia. Taip. Jau kurti tiesiog, čia jau yra pamoka, ką aš išmokau, galim netgi aš tiesiog va, paimu, užsirašau, išmokau mano ribas čia buvo, bet vadinasi, turiu ribas kažkur kitur pastatyti, kitaip kažką, va, tiesiog dirbi su savim, tai užėma šiek tiek laiką, bet automatiškai, natūraliai tada ir piešiasi mūsų ateitis kitokia. Kitaip mes bendravime su žmonėmis, kitaip mes reaguojame, kitaip mes reaguojame į savo emocijas. Ir vat būtent tas mano metodas, kai aš visada sako, ant tavęs tokius blogus žodžius sakau, aš metu tau va pagalvę, tu sako, ramiai sėdi, kas čia daros? Aš sakau, tai kad tu kalbi, sakau, už protą. Aš tik su protu, aš sakau, su širdimi kalbu dabar. Nenoriu su protu su tavo protu neturiu Reikalų. intencijos, neturiu noras su tavo protu kalbėtis, nes tik nėra balanso, tik tai protas. Sakau, dar gal kažką nori mane mesti. Realiai tada žmogus išsijungia, tiesiog jis nueina ir po to buvo tokia situacija, čia realiai iš tikrųjų buvo, Mhm. kai atėjo ir padėkojo už tai, ką aš pasakiau, nes jis pati suprato iš tikrųjų, ką jis daro, tas Mhm. žmogus. Ne, vyras taip nemestų pagalbę, vyras gal ateitų. Kumščiu. Nu, aš nesukčiau, aš nesakyčiau, kad gydytą veidą, žinai, aš ne toks, aš sakyčiau, ar dabar nuo to geriau jauties. Jis sakytų, jo, taip gerai. Tai gerai. Ir iš karto automatiškai tu pieši ribą. Jau, kad kitą kartą jau atsargiau su juo elgsies. Jau žinosi ribą, jo ribą, savo ribą. Jau patirtis pasakė. Tai va taip mes ir kūrėm savo ribą. Automatiškai tu turi visą situaciją. Bet, pavyzdžiui, eini susitikimą, aš kaip einu dėl darbo, pavyzdžiui, įkvėpiu ir jaučiu tą. Aš net mintis nėra tokios galingos kaip jausmas tą besąlyginės meilės. Ką aš išsitreniravęs iš to suvokimo apie tą besąlyginę meilę. Iškvėpiu ir nueinu ir aš, nežinau, kalbu dalykus taip, kad žmogus, sako, aš noriu, kad tu būtum, noriu, kad tu čia darytum, noriu, tiesiog būna taip. Ir mano intencija yra tik tai, kad būti savimi, būti tai, kas manyje yra. Ir aš sakau tai, kas aš esu. Kokia mano intencija čia tik, aš noriu taip ir taip. Ir man tada nebūna to tokio kažkokio, čia gal kažkaip reikia pamanipuliuoti, kažkaip dar kažką. Nėra tos intencijos, nes kai tu manipuliuoji, automatiškai prišauki kitą energiją, Mhm. kitą gyvenimo kryptį, alternatyvą kažkokią, ne tokią, kur tau malonu gali būti. Nes tada emocijos kitas kyla. O kai tu esi su to jausmu, kur tu esi padirbėjęs, va, su to, kas tu esi ir kas tave daro stiprų kaip asmenybė, su to visur eini, tada tave ir kitaip priima. Tai su toj besąlyginė meilė aš siekiu tolimesnių savo tikslų, Mhm. kokie jie bebūtų, kokias bebūtų klaidos, kiek bebūtų galbūt ne taip išsakyti žodžiai kokie, bet nesvarbu, daug kažkur minčių yra, noriu labai daug ką pasakyti, bet pasakau taip, kaip dabar šiuo metu jaučiu ir bet aš dabar tiesiog nutrauksiu tą dalyką, iš naujo ir pasakysiu, aš žinau, kad yra šamanai kažkokie, tie išminčiai, kodėl jie kalba abstrakčiai, jie nekalba tenais, ir taip išmėtytas tos mintis yra, dėl ko taip jie daro. Aš tai studijavau, dėl to, kad tu rastum savyje atsakymą. Ką Mhm. čia jis nesąmonės kažkaip, čia vieną pakalbė, čia po to kitą kalbą, bet kai tu pradedi dėlioti tos vieną tą mintį, kitą mintį sudėlioji vieną ir centre atsiranda tavo mintis sukurta, tavo autentiška. Tas suvokimas, jeigu tu leidi tam įvykti, tu jeigu pasirenki tai, tada tas suvokimas tave daro tvirtesnį, nes tu turi jau tada ir savo požiūrį, ir to kito požiūrį. Ir gaunasi taip, kad tu kuri savo asmenybę, savo mąstymo tipą, savo ribas. Irgi čia viskas mes grįžtam prie to paties. Viskas taip ir sukasi ratu. Matai, realybė taip sukasi. Žodžiuose taip sukasi. Mintise taip sukasi. Bet jausmuose yra harmonija. Mhm. Čia nieks nesisuka. Čia tik tai yra srautas. Tas, Taip. kas mus palaiko gyvais.
kas mus įrodo, kad mes esame gyvi. Jeigu netiki, kad gyvi, va, tiesiog pridedi ranką ir pajauti. Nes yra žmonių, kurie sako, tai aš kad ilgiuos, kad negyvas, o net širdies nejaučiu. Na, tai aš va tokių dar absurdų esu girdėjęs. Tai pala, aš tada pridėsiu prie tavo ranką. Tai aš jaučiu, tikrai, taip, jaučiu, sakau, meilę. Jaučiu, kaip tavo širdis plaka ir sako, tai kaip tave myliu. Nes jeigu jį plaka, vadinasi, jau kažką jis sako. Tai vadinasi, tavo gyvybę palaiko, tai yra iš meilės daro tai. Ne tikrai ne iš to, kad nekimčiau už tavęs, ne? Tai vat, kaip mes pagalvosim, kokią emociją sukelsim tai destruktyviai emocijai iš savo pusės, iš savo ketinimų, sąmoningų ketinimų, tai mes galime įtakoti tą kitą jėgą. O visada yra jėga, o galia yra aukščiau, nes galia visada nugali jėgą. Mes dažniausiai vadovavomės, pinigai yra jėga. Aš taip sakau, mano čia yra teorija. Pinigai yra jėga ir yra, ne aš nesakau, čia blogai, gerai, bet yra jėga tam, kad galėtumėm pasiekti tam tikrų patirčių. Ir tose patirtyse savo asmenybę tiesiog kurti. O galę mes galime išvystyti tik tai su pajautimais, su tuo, kas yra čia. O visada galia nugali. Tu pažiūrė, nu, tos, galim paimti pavyzdį paprastą. Prarandi pinigus, tu pinigų nebeturi. Bet turi čia visada. Tai čia yra galia. Susikursi, ko reikia. Taip, visada susikursi. Tai tada gerai, čia taip man nepasisekė, keičiam kryptį. Domimės, skaitom, analizuojam, naktimis nemiegam, galbūt ten ir nevalgom, jeigu reikia. Nereikia dėl nieko pergyventi. Tiesiog tu darai. Tavo kūnas pasakys, kada užtenka. Jeigu reikės, tenais ir atsigulsit ant tą ligoninę, bet tai yra bus patirtis. Gal ir gatvė reikės naktį permiegoti tam, O kad, tai, tam, kad patirti ir susigulėtų, kas iš vis mano vertė yra šiam gyvenime. o būtent. Tai va, tai realiai, va, baigiant tą mano kalbą, būtent apie besąlyginę meilę. Besąlyginė meilė tai ta galia, kuri yra aukščiausia. Yra meilė, aš pagal stulpelius, pagal energetikas, meilė yra trečias nuo viršaus. Jo, bet besąlyginė meilė yra ta energija, kuri net nepaminima. Ji nėra minima, nes ji yra nepasakoma žodžiais. Ja mes negalime apibūdinti, nes tai galime tik pajausti. Vat kai tu pajauti tai su mano metodu, kas už to, kas už to, kas už to, bet tas, kas už to neužtenka vien suvokti. Tu turi tai išgyventi, tai patirti, tai išmedituoti, išpraktikuoti, belenkiek valandų, kaip sakoma, ne, tiesiog. Tai tada tu ją pasieki. Ir kai tu, pavyzdžiui, eini į tą sociumą ir tada tikrini save, ar aš tikrai tai išpuoselėjau tinkamai, kad aš save galėčiau realizuoti toks, koks aš esu. Pritariu. Tai nežinau, dar vat pabaigai, jeigu turi kažkokį baigiamąjį žodį viso to rezume ar klausytojai, ką tu norėtum perduoti, kaip sakant, paskutiniai šriftai. Paskutiniai šriftai, taip, ką aš galėčiau tik palinkėti. Palinkėti iš visos širdies, iš proto ir iš kūrybinės savo intencijos. Būkite savimi ir puoselėkite tai per tai, kas jums svarbu šiuo metu. Net atrodo, jau girdžiu klausimus, o tai kaip tai padaryti? Bet Kaip tai mes jau padaryti? truputį Ja, atsakėm per visą šitą pokalbį, kaip tai yra per darbą su savim, per ėjimą į savęs stebėjimą, į pasirinkimą savęs, į grįžimą į save, tą, ką ir darom. Ir tai tikrai nėra, kaip sakant, akimirkos darbas arba, kaip sakant, knygą perskaitysiu ir jau nušvisiu. Tai yra praktika, 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 nes teorija lieka tik teorija ir gali daug žinoti, bet jeigu to nėra dienoje, nėra nuo ryto iki vakaro, arba bent jau kažkokį dienos tarpą, tai tas, nu, nieko nepakeis. Taip, Aušra. Ir aš dar, aišku, dar vieną labai svarbų dalyką dėl to balanso. Svarbiausia yra
labai svarbu. Mes turim, nu, balansas, tai, nu, kaip aš Mhm. sakau, trys tie taškai, ne mūsų. Tai su kiekvienu tašku turim dirbti. Kiekvieną, nu, kiekvienu savo to kūniško, ten, ne, pilvo srityje yra kūryba, širdies yra meilė, tai rūpestis, šiluma, švelnumas ir proto loginis mąstymas, yra kritiškas mąstymas, yra kiti dalykai, kas susijęs jau su proto. Ir visus dalykus atskirai reiktų balansuoti. Nu, bet čia, aišku, jau darbas jau yra jau detaliau. Tik kuo tu detaliau tai darai, tuo stipresnis tampi. Tuo tvirtesnės tos Jungtis. būna gijos tarpusavį, žinai. Mhm. Taip, jau kai jau sutvirtėja, tai tu automatiškai vat, jau elgiesi kitaip toje situacijoje. Sakau, ypatingai įdomu būna jau stebėti, kai vat, jau žinai, arba kokius senus užrašus susirandi ir ten žiūri, kaip ten prieš kokius 5 ar kiek ten metų rašyta, kaip ten jautėsi, kaip ten buvo sunku per kažką. Net nebeina užsidėti to jausmo, kaip tai buvo sunku, nes atrodo, kaip ten reikėjo taip jausis, kad, nu, iš vis atrodo, net nebėra to jausmo ir galvoju, vat, kaip mes galim kiekvienas su savim, nu, pradirbti ir tai nėra kažkokia, kaip sakau, mistika arba kad tai tik vienetai gali, čia visi tai gali, bet tiesiog daug kas nuleidžia tas rankas, vat, ai ten buvau, ai ten bandžiau, nepavyko, tai ai gyvensiu taip jau kaip čia, kaip jau lėmė, kaip ten jau ten gavosi. Bet tiesiog nu, nuo savęs norėčiau palinkėti, kad nu, nenuleisti tų rankų ir nepasiduoti ties to pirmu, nes aš prisimenu, kažkada irgi ten skaitydavau knygą, ten sako, vat, nebeturės būti negatyvumo, ten negalėsi jausti to. Ir aš tada skaitydavau, nu nesąmonė, nu čia neįmanoma, nu be šansų, nu, ta prasme, bent jau aš šiandien tai ir tą jaučiu, ir tą jaučiu, ir tą jaučiu. Pirmą kartą skaičiau, po kokių 2 metų vėl perskaičiau, jau žiūriu, jau to jau nebėra, jau to nebejaučiau, tas, po kažkiek metų vėl skaitau, jau žiūriu, tas ir tas ir tas ir tas jau pasiekta. Tai va tas, kad mes plečiamės, mes augom, mes išeidinėjom iš vieno sluoksnio, einam į kitą sluoksnį ir kad mes galim, tai va čia įsileisti save tą tikėjimą, kad aš kaip sąmonė, kaip ta žemiška būtybė, per visus tos sluoksnius galiu plėstis, galiu aukti, galiu praeiti tas ribas, galiu praplėsti. Nu, vat kaip ir vat, nepamatau kitą kartą struktūroje, kad yra vat, kaip ir vat, vienas kaip gemalas ir jisai vat, su tom protogemalais, jisai kaip tas kiaušinis prasidaužia. Ir jis išeina ir pamato, kad yra šviesa, kad yra meilė, kad yra kažkas plačiau ir nu nebelieka to vat, rėmo, ribos. Ir svarbiausia dar aspektą pasakysiu visos to, į ką tu dabar sakai, žmogus šiame pasaulyje, šioje realybėje nėra vienas. Jis visada turi draugą arba giminę, kažkokį žmogų turi, o jeigu neturi, esam mes. Tokie žmonės kaip tu ir aš, kurie eina tuo keliu, kurie patyrė tas transformacijas. Tik prašom, kreipkitės. Net su visa meilė, besąlyginė, pagarba ir atsakomybė. Jau už savo pasaulėžiūros jau kažką mes galėsim pasakyti. Taip, sakant, bent jau davesti iki ten, kur mes esam, mes turbūt irgi turim ir savo vedlių, kur mes sekam, kaip sakau, visada kažkas bus žingsniu į priekį, tai vat, vieną akimirką esam mes mokytojai, kitą akimirką mes mokiniai, tai Būtent. vat ir tas, kad visi esam žmonės ir visi einam per tą patį ir kaip pamatai, kad nu, nėra tų, kaip sakant, be to, nieks nenuėjo į ten, nepraėjęs to. Tai, tai turbūt šiandien ir atsisveikinsim. Dėkuoju tau. Ačiū tau už pokalbį, už praplėtimą, už pasidalinimą, už patvirtinimus, kai atrodo net susijungia ir tas aha momentas, kad jas, viskas gerai. Nu, galėjau dar daug ką pasakyti, mes jau tiesiog laikas. Vis tiek toje realybėje egzistuoja laikas. Turim 24 valandas. Taip. Padarėm, ką šį kartą norėjom. Mm. Ir šiek tiek turim savo ribas turėti, ne? Tai, Nu jo, kaip sakant, ir klausytojams atsibos klausyti ten 2 ar 3 valandų mūsų pokalbio, nors mums, kaip sakant, čia galėtumėm kalbėti ir kalbėti ir tai. be pabaigos, bet dažniausiai Bet perdodam tai, ką reikėjo perduoti. jo, būtent apie besąlyginę meilę. Taip. Kaip mes jaučiam. Tai va, Mm. dėkoju.
Ačiū.